Pabandysiu trumpai pristatyti apie socialinės paslaugas Alytaus mieste, tas paslaugas, kurias gali gauti asmenys su negale arba jų artimieji. 24 metų pradžioje Alytaus mieste gyveno daugiau kaip 51 000 gyventojų, daugiau kaip 8% jų yra asmenys su negale. Tai yra 4230 asmenų. Iš jų 286 vaikai su negale, 1290 darbingo amžiaus asmenų su negale ir 2654 senyvo amžiaus asmenys su negale. Jeigu trumpai visas paslaugas, kurias teikiame Alytaus miesto savivaldybėje, galėtumėm suskirstyti į 5 tokias grupės. Tai yra prevencinės paslaugos, bendrosios socialinės paslaugos, socialinės priežiūros paslaugos, socialinės globos paslaugos ir laikino atokvėpio paslauga. Kodėl šalia matote asmeninę pagalbą? Todėl, kad tai nėra socialinė paslauga, bet nemažiau svarbi ir labai reikalinga pagalba tiek asmenys su negale, tiek ir jo artimiesiems. Jeigu trumpai apie kiekvieną šių paslaugų grupę, tai prevencinės paslaugos reglamentuotos visai neseniai, 22 metų pabaigoje. Nuo 23 metų šios paslaugos pradėtos organizuoti ir vykdyti. Mūsų mieste tai pavesta vykdyti Alytaus miesto bendruomenės centrui. Iš tikrųjų, iki šiol dauguma paslaugų buvo orientuotos į tai, kaip padėti žmogui, kada jisai jau yra susidūręs su probleminė situacija, kai jau viena ar kita situacija jį slegia. Prevencinės paslaugos būtent yra orientuotos į tai, kaip užkirsti kelią galimoms problemoms, kaip stiprinti patį žmogų, jo artimuosius, jo aplinką, kad susidūrus su vienokia ar kitokia situacija, jis turėtų gebėjimų ir būtų stiprus įveikti tas kliūtis, kurios atsiranda jo gyvenime. Šios paslaugos yra nemokamos, tikrai labai kviečiame jomis naudotis. 23 metais jos suteiktos daugiau kaip 300 unikalių asmenų, tai reiškia, kad tai yra tiek skirtingų žmonių, paslaugų be abejo buvo suteikta žymiai daugiau. Vidutiniškai per mėnesį prevencinės paslaugos yra suteikiamos 60 asmenų. Pačios turbūt pati populiariausia prevencinių paslaugų grupė tai yra kompleksinės paslaugos šeimoms. Tikrai labai didelis susidomėjimas, labai didelis aktyvumas ir dalyvavimas, dažnai pritrūksta netgi finansavimo kai kurioms veikloms, koks yra poreikis. Kompleksinės paslaugos apima individualias ir grupinės konsultacijas, savitarpio pagalbos grupės, socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams, tėvystės mokymų, šeimos mediaciją, šeimos konsultavimą, taip pat vaikų priežiūros paslaugas tais atvejais, kai šeimos nariams yra teikiamos kitos kompleksinės paslaugos. Per 23 metus paslaugos suteiktos 220 unikalių asmenų, taip pat vidutiniškai per mėnesį jos suteikiamos apie 60 asmenų. Jeigu trumpai apie bendrasias paslaugas, tai gal išskirčiau transporto organizavimo paslaugą, tikrai viena, sakyčiau, iš reikalingiausių ir populiariausių paslaugų. Teikiama asmenims, kurie dėl ligos, negalios ar kitų problemų neturi arba negali naudotis visuomeniniu transportu. Šias paslaugas pas mus mieste teikia Alytaus miesto socialinių paslaugų centras ir paprastai tai turime viešųjų pirkimų būdu parinktą paslaugos teikėją. Šiuo metu tai yra Alytaus krašto asmenų su negale draugija. Paslaugos yra mokamos, kaip ir beveik visos paslaugos, jeigu asmens pajamos viršyje 2 valstybės remiamų pajamų dydžius, tai šiai dienai 352 eurus. Iš tikrųjų, 23 metais, jeigu žiūrėti, tai paslaugų aktyvumas tikrai buvo didesnis. Vidutiniškai buvo per mėnesį suteikiama apie 80 paslaugų. Nuo Liepos 1 truputį poreikis yra sumažėjęs ir tą mažėjimą sąlygoja tai, kad nuo Liepos 1 yra reglamentuotas ir vykdomas nacionaliniu mastu pacientų pavėžėjimas. Ši paslauga teikiama nemokamai į antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas.
tačiau tik tam tikrai asmenų grupiai. Tai yra asmenims, kuriems reikalinga hemodializė, transplantacijos, chemoterapijos procedūros, taip pat 75 metų ir vyresniems, bei tiems asmenims, kuriems yra nustatytas 55% ar mažesnis dalyvumo lygis ir jie visi turi turėti teisę į priemokas už kompensuojamus vaistus. Paslauga teikiama tuo atveju, jeigu šeimos gydytojas rašydamas siuntime pažymi, kad žmogui reikalinga pavėžėjimo paslauga dėl medicininių priežasčių. Paslaugos teikiamos nemokamai. Jeigu kalbant apie socialinės priežiūros paslaugas, nebejotinai tikrai pati populiariausia paslauga mūsų mieste ir tikiu, kad ir dažnoje savivaldybėje yra pagalbos į namus paslaugos. 24 metais šios paslaugos jau suteiktos 487 asmenims. Tai yra paslaugos teikiamos nuo 2 iki 10 valandų per savaitę asmens namuose, pagalba buityje, apsiperkant, tvarkantis asmens higienos reikalus. Šiuo metu šias paslaugas teikia 6 įstaigos, kaip ir visos paslaugos, iš dalies jos yra apmokamos. Taip pat labai populiari ir mėgiama asmenų su negale yra socialinės reabilitacijos paslauga asmenims su negale bendruomenėje. Šią paslaugą šiais metais, tiksliau iki šių metų pabaigos, vykdo 7 nevyriausybinės organizacijos. Visai neseniai akreditavome dar vieną, kurie veiklą pradės vykdyti nuo 25 metų, tai yra Alytaus krašto asmenų su negale draugija. Vidutiniškai per mėnesį ši paslauga suteikiama 270 asmenų su negale. Negaliu nepaminėti vaikų dienos socialinės priežiūros, taip pat pasidžiaugti, kad šalia vaikų, kurie gauna, tikrai dalį sudaro ir vaikai su negale. Tai yra, jeigu žiūrint 23 metais, tai iš viso paslaugos buvo suteiktos 257 vaikams, iš jų 33 yra vaikai su negale. Šiais metais vidutiniškai per mėnesį suteikiama paslaugų apie 150 vaikų, iš jų yra 30 vaikų su negale. Turime 8 vaikų dienos centrus. Čia galite matyti, kaip smagiai vykdomos veiklos. Taip pat turim psichosocialinę pagalbą. Tikrai labai reikalinga paslauga, ji yra teikiama nemokamai, asmeniui nereikia nieko prisimokėti. Šiai dienai turime akredituotus 4 paslaugos teikėjus: Maltos ordino pagalbos tarnybą, Gerumo skraistę, Alytaus miesto socialinių paslaugų centrą ir Tėviškės namų bendruomenę. Paslaugą šiuo metu gauna 14 asmenų. Tai yra pagalba orientuota suteikti, padėti žmogui tada, kada jis atsiduria vienoje ar kitokioje krizinėje situacijoje. Šiais metais startavo nauja paslauga, labai dėl jos džiaugiamės, jau čia prieš tai kolegija savo pranešimu beveik įėjo į mano pranešimą, tai socialinių dirbtuvių paslauga. Ši paslauga teikiama įgyvendinant projektą, socialinės dirbtuvės veikia Alytaus miesto socialinių paslaugų centre. Dirbtuvių veikloje gali dalyvauti asmenys su negale, kuriems nustatytas nuo 0 iki 55% dalyvumo lygis ir vykdoma veikla, tai yra asmenų su negale darbinio užimtumo veikla, konkurencingos ir kokybiškos produkcijos gamyba, edukacijų vedimas, bendra veikla ir poilsis draugiškoje aplinkoje. Paslaugos teikiamos nuo 6 valandų per dieną, žinoma, atsižvelgiant į kiekvieno individualius poreikius ir galimybės išbūti toje veikloje. Šiuo metu socialinių dirbtuvių veikloje dalyvauja 14 asmenų ir štai tuoj pat aš jums parodysiu, kokius grožius jie kuria. Tikrai artėja šventinis kalėdinis laikotarpis, kviečiam įsigyti, aplankyti, pasižiūrėti, kiek daug darbo ir širdies įdeda į šiuos gaminius socialinių dirbtuvių lankytojai ir darbuotojai. Kalbant apie socialinės globos paslaugas, tikrai nebijotinai dienos socialinė globa yra viena populiariausių paslaugų, ypatingai kada kalbame apie paslaugas namuose. Džiaugiamės, kad iš tikrųjų ta paslaugų plėtra būtent orientuota į paslaugas namuose tikrai labai plečiasi.
Dienos socialinės globos paslaugos institucijoje gali būti teikiamos nuo 3 valandų per dieną iki 5 dienų per savaitę. Turime tik vieną įstaigą, Alytaus miesto socialinių paslaugų centrą, kuris teikia šias paslaugas ir 23 metais suteikė šią paslaugą 43 asmenims, šiais metais 45 asmenims. Iš jų 5 vaikai su negale, 37 suaugę asmenys su negale, 3 senyvo amžiaus asmenys. Poreikis dienos socialinės globos asmens namuose yra dar didesnis, gaila šiai dienai negalime jo pilnai viso patenkinti, nuolatos turime eilę, tiek kai kuriuo momentu dėl finansavimo, kai kuriuo tiesiog įstaigos yra nepajėgios užtikrinti tiek paslaugų dėl darbuotojų trūkumo, dėl to, kad ieško darbuotojų turinčių kompetenciją, norinčių dirbti šį sunkų darbą. Dienos socialinės globos paslaugos įprastai yra teikiamos nuo 11 iki 25 valandų per savaitę. Iki 40 valandų gali būti teikiama jai asmeniui nustatytas 1 ar 2 lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis. Išimtinais atvejais gali būti teikiama iki 70 valandų per savaitę. Paslaugas teikia 5 įstaigos, kuo galėčiau pasidžiaugti, tai išskyrus šiai dienai dėja dar Alytaus poliklinika, visos kitos įstaigos tikrai ir poliklinika taip pat tiesiog jie dar nebeteikia, teikia tik darbo metu, visos kitos įstaigos tikrai stengiasi atliepti ir orientuotis į žmonių poreikius ir teikia paslaugas ne tik darbo metu, bet ir po darbo, taip pat ir savaitgaliais. 23 metais dienos socialinė globa asmens namuose buvo suteikta 237 asmenims, šiais metais gruodžio 1 dienos duomenimis paslauga suteikta jau 303 asmenims. Laikinas atokvėpis. Čia turime truputėlį pokyčių nuo Liepos 1 dienos, kadangi iki šiol laikinas atokvėpis galėjo būti kaip pagalba į namus, kaip priežiūros paslauga, kaip globos paslauga arba kaip trumpalaikė globa. Dabar turime tiesiog laikino atokvėpio paslaugą. Tai pagalba suteikiant galimybę pailsėti asmenį šeimai, prižiūrinčiam asmenį, kuriam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis. Šiai dienai mieste turime akredituotas 2 įstaigas, tai Alytaus miesto socialinių paslaugų centrą ir Lietuvos hospisą. Poreikis laikinam atokvėpiui nustatomas 2 metam ir vienas asmuo per metus gali gauti iki 720 valandų. Praėjusiais metais paslaugos buvo suteiktos 11 asmenų institucijoje ir 3 asmenims namuose. Šiais metais paslaugos jau yra suteiktos 10 asmenų. 5 yra suaugę, tai yra darbingo amžiaus asmenys su negale ir 5 senyvo amžiaus asmenys. Į ką gal norėčiau atkreipti dėmesį, šiais metais yra įtvirtintas finansavimo reglamentavimas ir valstybės biudžeto lėšos vis dėlto numatytos tikrai, mano manymu, visiškai nedidelės, tai yra iki 1200 eurų per metus 720 valandų. Tai dalyba yra nesudėtinga, matote, kad didžioji dalis vis tik norint išpildyti šią paslaugą kris ant savivaldybės pečių. Ir žinoma, ilgalaikė, trumpalaikė globa, kad ir kiek kalbėtume apie institucinės globos pertvarką, šių paslaugų dėja niekaip negalime išvengti, taip pat matome augimą tų paslaugų. Šiuo metu paslaugos teikiamos 285 asmenims, iš jų 2 vaikai su sunkia negale, 61 darbingo amžiaus asmuo ir 222 pensinio amžiaus asmenys. Šiai dienai turime sutartis finansavimo ir žmonės gyvena 28 globos namuose. Tai gal ką norėčiau akcentuoti, tai kad globos namus žmogus renkasi tokius, kurie jam tinkami. Jeigu tik juose yra vietos, tai jie gali būti visoje Lietuvoje, todėl tiek daug turime finansavimo sutarčių. Paslaugos yra mokamos, asmuo moka 80% savo gaunamųjų pajamų ir 100% individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija. Taip pat yra turto mokestis, tai yra 1% nuo turto vertės viršijančios turto normatyvą. Taip pat tikrai matome, stebime
didesnį susidomėjimą ar naudojimąsi trumpalaikę globą. Tai yra paslauga, kuri gali būti teikiama iki 6 mėnesių per metus. Šiais metais jau jie pasinaudojo 10 asmenų, iš jų 2 darbingo amžiaus asmenys ir 8 senyvo amžiaus asmenys. Asmeninė pagalba, turbūt čia nemažai, gal ne tiek nemažai, bet tikrai matau yra ir besinaudojančių čia pagalba, tai tikrai didelė pagalba asmeniui su negale. Jos tikslas, atsižvelgiant į asmens individualiuosius pagalbos poreikius, suteikti asmeniui individualią pagalbą atliekant darbus ir vykdant veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Asmeninę pagalbą Alytaus mieste teikia Alytaus miesto socialinių paslaugų centras Gerumo skraistė ir asmuo pageidaujantis asmeninės pagalbos taip pat gali pasitelkti ir savo asmeninį asistentą, jeigu jis atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. 23 metais asmeninė pagalba suteikta 41 asmeniui. Šiais metais ji yra teikiama arba buvo teikiama 38 asmenims, iš jų 3 vaikai su negale, 19 darbingo amžiaus asmenų, 16 senyvo amžiaus asmenų. Aktyvumą jaučiam padidėjusi, kaip tik paskutinėmis savaitėmis daug žmonių teiraujasi ir tvarkosi dokumentus, kad galėtų gauti asmeninę pagalbą. Taip pat negaliu nepaminėti labai didelės paramos asmenims su negale ir jų artimiesiems, tai yra būsto pritaikymas neįgaliesiems. Asmeniui ši paslauga nekainuoja nieko, finansuojama valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Žinoma, pats didžiausias poreikis vis keletą metų išlieka būtent sanitarinių mazgų pritaikymas. Paprastai tai yra, kadangi pritaikomi senos statybos daugiabučiai, tai yra jungiamos vonios ir tualeto patalpos, įrengiamas dušas trapas, įvairūs ranktūriai, dušo kėdutės, taip pat populiaru yra įvairios nuovažos, laiptinėje įvairūs pagalba pasilaikant asmeniui sunkiau judančiam. Ir prioritetas yra skiriamas asmenims iki 18 metų, taip pat tiem asmenim, kurie mokosi, dirba, ieškosi darbo, dializuojamiems asmenims. Taip pat asmenims, kurie naudojasi aktyvus po vežimėlių skirtų tetraplegikams ar elektrinių vežimėlių. 23 metais buvo pritaikyta 30 būstų, 24 metais planuojama pritaikyti 21 būstą. Iš tikrųjų, žiūrint į skaičių, jis atrodo mažas, žiūrint į darbą ir į tai, kiek lėšų įsisavinama, jis yra didelis, nes šiais metais pavyko pirmą kartą įvykdyti būsto keitimą, tai yra asmuo turi galimybę ne tik prisitaikyti savo būstą, bet jeigu jisai randa būstą, kuris yra pritaikytas arba iš dalies pritaikytas, gali būti pritaikomas ir jam tinka, jisai gali įvykdyti būsto keitimą. Ši savivaldybė padeda sutvarkyti tuos visus dalykus ir kompensuoja skirtumą tarp parduoto savo būsto ir įsigijamo pritaikyto būsto. Taip pat įrenginėjamas liftas, kelios tikrai didelės ir didelių finansinių išteklių reikalaujančios nuovažos ir žinoma likusieji darbai, kaip jau minėjau, įprastai sanitarinių mazgų pritaikymas. Kas naujo 24 metais? Alytaus mieste, kaip ir visose savivaldybėse, darbą pradėjo asmenų su negale reikalų koordinatorius. Jo tikslas yra padėti asmenėms su negale, jis siekis, kad asmenys gautų reikiamą pagalbą, kad galėtų dalyvauti kasdieninėse veiklose. Jis stebi ir vertina, su kokiomis problemomis susiduria asmenys turintys negalės, stengiasi tas problemas išspręsti arba bent jau jas minimalizuoti, tam, kad asmuo kiek įmanoma galėtų gyventi oriai ir naudotis visomis paslaugomis. Pagrindinis darbas orientuotis į pagalbos planų priežiūrą, siekį, kad kuo daugiau asmenų pasiektų pagalbą. Tikrai labai džiaugiamės, nes mūsų asmenų su negale koordinatoriai aktyvi ir tikrai labai empatiška, deda didelės pastangas ir kiekvieną pagalbos planą išsamiai aptarė su žmogumi, jeigu žinoma jis tik nori tą daryti, kalbėtis ir tą pagalbą priimti.
Taip pat įgyvendinant projektą perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, pradėtas įgyvendinti atvejo vadybos modelis, tai atvejo vadybininkas dirba ir teikia paslaugas psichosocialinę ir intelekto negalę turintiems asmenims ir šią paslaugą siekiama skatinti psichikos ir intelekto negalę turinčių asmenų savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje, skatinti alternatyvių instituciniai globai paslaugų plėtrą bendruomenėje, mažinti artimųjų, globojančių ir prižiūrinčių asmenys turinčius psichikos ir intelekto negalę, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą, rūpinantis negalę turinčiuoju. Dabar be pasakodama prisimenu, ko dar neįdėjau, tai iš tikrųjų lygiai taip pačiai gyvendami šį projektą, veiklą Alytaus mieste jau pradėjo ir netrukus tikrai turėtumėm daugiau išgirsti pagalbos priimant sprendimus specialistas, kuris taip pat teiks pagalbą asmenim turintiems negalę. Čia įdėjau skaidrę, kuri iš tikrųjų labai gerai atliepia tai, apie ką aš kalbu. Tai jūs čia matote poreikį, kas 2 metus buvo sudėtas, bet pridėjau ir 24 metus ir čia labai aiškiai matosi, kaip reikalingos yra socialinės paslaugos, kaip svarbu jas atliepti ir tas augimas tikrai matosi. Žinoma, jis labiausiai turbūt pasimatė ekstremalios tos situacijos metu, COVID metu, kada tikrai tas poreikis, sakykime, pagalbos į namus išaugo 2-gubai, dienos socialinės globos daugiau kaip 1,5 karto, todėl kad būdami vieni, negalėdami susitikti su artimaisiais, žmonės suprato, kad tiesiog tai yra būtina pagalba ir tai, ką galėjo padaryti artimasis ar kaimynas, ateina laikas, kai nebegali padaryti ir kada jau reikia profesionalios pagalbos. Tai tikrai visas paslaugų augimas didėja ir tas poreikis žiūrint į mūsų demografinę situaciją, ypatingai mūsų miesto, kada tikrai mes turime labai sparčiai amžėjimą, tikrai tas poreikis ir ateityje turėtų išlikti. Tai kągi mes galime kartu su NVO. Labai džiaugiuosi, kad tikrai jau eilę metų savivaldybėje įgyvendinama užimtumo didinimo programa. Ši programa yra įprastai finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, tačiau savivaldybė tikrai jau eilę metų skiria lėšų ir finansuoja asmenų su negale įdarbinimą. 23 metais 4 įmonės įdarbino 14 darbingo amžiaus asmenų su negale, vidutiniškai 4 mėnesių laikotarpiai. Šiais metais 8 įmonės, labai noriu jas išvardinti ir jomis džiaugtis, tai yra Žemda, Žemelda, Kauno taikomosios dailės mokykla, Alytaus medicinės reabilitacijos ir sporto centras, Alytaus socialinių paslaugų centras, Pokyčių ambasada, Gerumo skraistė, Alytaus užimtumo dienos centras. Nebijo iššūkių, visą laiką nori žmonių, juos mielai įdarbina ir šiais metais įdarbino 16 darbingo amžiaus asmenų su negale. Taip pat Alytaus miesto savivaldybė buvo viena iš pirmųjų savivaldybių dalyvavusių socialinių paslaugų perdavimo NVO socialiniam ar privačiam verslui bandomajame projekte. Iš tikrųjų buvo labai įdomus projektas, jo metu kartu su skirtingomis grupėmis, tiek asmenimis turinčiais negalę, tiek su įvairiais specialistais, jų artimaisiais, dirbome dirbtuvių tokiu formatu, iškėlėme problemą, ieškojame būdų, kaip ją įspręsti ir tuo metu bendru sutarimu buvo nustatytas tikslas toks sukurti efektyvią paslaugų sistemą, kuri būtų veiksminga bei patogi vaikams turintiems raidos sutrikimų, priskiriamų autizmo spektro sutrikimams bei jų šeimoms. Pirkimą įgyvendino Alytaus autizmo asociacija Lietaus vaikai, tai yra įsigijus šią paslaugą. Pirmiausia, buvo atliekamas išsamus kiekvieno vaiko vertinimas, individualiai jam pritaikomos paslaugos ir parenkamos, tos paslaugos teikiamos ir vėl tada matuojamas poveikis, tai yra kokį poveikį tos paslaugos turėjo vaikui ir jo artimiesiems. Projekto metu 10 vaikų buvo suteikta 450 jų individualius poreikius atitinkančių paslaugų. Šios paslaugos perkamos ir šiemet, šiais metais šios paslaugos teikia Pokyčių ambasada.
Taip pat siekiant atliepti jaunuolių su negalia užimtumo poreikį, 24 metais yra perkamos sociokultūrinės paslaugos iš Mirabilijos, tai turbūt čia bus jų galbūt ir pranešime, tai labai daug neįsiplėsiu. Šios paslaugos apima individualių ir grupinių laisvalaikio užsiėmimų organizavimą vaikams ir jaunuoliams su negale, bei individualius ir grupinius užsiėmimus vaikų ir jaunuolių su negale artimiesiems, siekiant sudaryti sąlygas jų atokvėpiui ir atsipalaidavimui. Kokios yra NVO galimybės socialinių paslaugų srityje? Manau, kad paslaugų akreditacija iš tikrųjų suteikė sąlygas įstaigoms turėti užtikrintą finansavimą, ieškoti nišos, kurioje jie galėtų akredituotis ir teikti poreikius atliepiančius jų gavėjų, jų organizacijos lankytojų poreikius. Taip pat skatiname ir tikrai NVO aktyviai dalyvauja bendruomenių rėmimo užimtumo programuose. Ir žinoma, manau, kad svarbiausia tai yra išryškinti poreikį ir tai, ką kalbėjo ir pranešėja, labai svarbu girdėti žmonės, kurie tiesiogiai gyvena su ta problema, nes mes galime įsivaizduoti vienaip ir siūlyti paslaugas vienaip, kurios mums atrodo tikrai labai gražios ir reikalingos, dėja realybėje yra visai kitaip. Tai man atrodo, kad pagrindinis principas ir turėtų būti, kad mes girdėtume žmonės, jų artimuosius, keltumėm problemą ir kartu ieškotumėm, kaip ją spręsti. Tai dėkodama Jums uždėmesį, norėčiau iš tikrųjų užbaigti savo labai mėgiamą, labai paprastą, bet jeigu jūs įskaitysit labai svarbę tokią citatą, kuri man labai patinka, kartu paprasti žmonės gali pasiekti nepaprastų rezultatų. Tai tikrai kviečiu kalbėti, ateiti ir ieškoti, nes kai nuo kažko pradedi, viskas ir pradeda eiti lengvai žingsneliais. Ačiū labai visiems uždėmesį.